Sveiki, taigi su jumis dar vienas Electrum Drive ir Laisvės TV projekto Pozityvės kelionės epizodas. Ir kaip matot, aš sveikinuosi su jumis iš naujo Merso EQA iš Veho Lietuva, nes man labai rūpi mano pašnekovai ir aš noriu jiems suteikti maksimalų komfortą. Su visa pagarba Pauliui ir jo mašiniukui. Taigi šiandien aš kalbinsiu ir automobilyje mano keleivio vietai atsisės labai pozityvus žmogus ir tikrai jeigu esat matę jo kelionių bent vieną įrašą, tai tikrai žinot, kad jis yra pozityvus žmogus, kuris aplink save sukuria tą gerą energiją, kažkaip sugeba atrasti kalbą su bet kurios šalies vietiniais gyventojais, ir aš jį vadinu vietiniu užkalbėtoju, nes nesvarbu, ar jis būtų Afrikos gentyse kažkokiose, ar Irane, ar Šiaurės Korėjoje, ar Afganistane, jis ten atranda žmonių, su kuriais bendrauja, kurie jam papasakoja įvairiausių istorijų, tai man bus labai įdomu sužinoti, ką jis šiandien mums papasakos ir kokiom istorijom iš savo kelionio pasidalins. Labą dieną, papuoliau į kamštį prie turgaus. Pasirodo antradienis turgaus diena. Labas. Ir pats po turgų, ką čia gerybių prisipirkęs. Gerai, ateik pavaišinsiu. Va. O, kaip gerai. O, pozityviai nusiteikęs, apsipirkęs. Prašom, kriaušė kokią. Kriaušė. Gal nuo šilauogės pradės. Šilauogės. Paskui kur aš tą griauštuką čia vadėsiu, tokią saujelę. Skanės turėtų būti. Nu, puikiai. Puikiai. Va, nežinau, kur pardavėjas, bet va. Ja, dar braškių prisiragavau, privaišino geri žmonės. Man braškių neliko. Nu, kadangi vaišino, tai nepirkau. Galvojau, paims išsinešimui vieną kokią kitą. Iš kišenės turbūt nelabai noriu. Tačiau paėmė, žinok. Uogos, žinai, geriausias neplautas, smėliotas. Kažin, kaip braškiai atrodė. Tai gerai, tai pradedam su pirmu klausimu. Man dabar įdomu, iš kur sugrįžęs pats dabar? Kokia paskutinė buvo kelionė? Sugrįžęs gal fiziškai netoli, bet iš kitos planetos galima sakyti. Tokia, tai kokia čia šalyje tai buvo? Iš Grenlandijos. O! Kaip ir ne šalis, o sala. Taip. Bet prieš kelias dienas praskridau tik tai. Dar šiek tiek nudegęs turbūt ir rodamės. Bet ten geras oras dabar? Teoriškai jinai atitirpsta vasarą, bet man tai oras nelabai nusisekė, atrodo, saulės mačiau mažai, nuolatos labai keitėsi oras, tai šalta, tai pučia, tai rūkas, truputėlį saulės ir žinok, pasižiūrėjau, intensyvumas saulės nebuvo toks didelis, bet jaučiu kaip oda nusivildavo kiekvieną dieną, toks matau raudonas ant nosies. Bet tai ir gerai, kad piškeliai degės, nes Lietuvoje čia gali būti, kad ilgai dar lauksim tos saulės. O kiek laiko tenai užtrukai? Apie porą savaičių keliau per skirtingus miestus. Taip, aišku, viskas užfiksuota, pamatysim, sudėliota. Ir stengiausi. Taip, bet jau kaip prasidėjo dabar tos visos kelionės, tokios rimtesnės, kad iš hobio, kad pavirto kaip ir darbo, ar vis dar hobis vis tiek yra? Ne, hobis man. Aš ne dėl to, aš nedirbu. Taip. Aš tiesiog mėgaujuosi keliaudamas. Tai čia tobula, čia svajonių darbas, kiekvieno darbas. Aš iš tikrųjų seniai, kuomet buvau studentas, pradėjau keliauti po Europą. Intensyviai iškeliavau Europą. Ir nežinau, taip lengva buvo keliauti, pasidarė nebeįdomu. Galvoju, skrendam tolyn. Tai nuskridom į Malaiziją ir tada atsivėrė dar kiti keliai. Bet tada žinai, tai Europa tvarkingai gražiai, ten smirda, triukšmas, tie motoroleriai. Atrodo, neišbaigtos tos gatvės, šaligatviai, namai nedastatyti ir panašiai, bet visai kitas pasaulis ir žmonės kitokie, galvoju, iš tikrųjų atsivėrė akis. Bet iš kur tie turtai kaip studentai tam kelionėm dabar? Ne, jau kai iš Malaizinau tolyn, tai jau nebe studentas buvau. Ai, taip. Bet ir po Europą, aš sakau, ten pirmą mano kelionė gal po studijų buvo. Galima pigiai. Galima, va čia irgi. Su traukiniais pigiai keliauti po Europą. Nemokami bilietai traukinių, hostelėse gyventi. Kas nori keliauti, gali keliauti pigiai. Čia taip patarimai dabar, klausykitės, užsirašinėkit. Čia tikrai nėra priežastis žmonėm nekeliauti, tiesiog, neturiu pinigų. Taip, nes kiti. Gaudykit akcijas, gaudykit traukinių bilietus nemokamai panašiai, arba vyresni žmonės, pensininkai. Ne tik Lietuvoje 8% nuolaidos, bet viso Europoje nuolaidos. Nu taip, nes būna, kad sutinki seną žmogų ir dar būna ten iš vis niekur nenukeliavęs, nenuvažiavęs. Nesako visą, kad oi brangu, čia tik tai jau turčiams. Taip. Tai prasidėjo tai ir ta Malaizija taip užkabino, kad tą kitokį pasaulį pamatyti, ne? Turbūt nuo to ir prasidėjo. Tada galvoju, paragau šito. Pabandysiu tada kitą žemyną, į Pietų Ameriką. Į visai kitą. Kolumbija, man atrodo, buvo tokia irgi iš aštresnių. Galvoju, ir Pietų Amerika visai kitokia. Ir ten
nesaugu ir žmonės kitaip. Kitas požiūris į gyvenimą, visai žmonių nesijaučia to kapitalizmo tokio. Bet nebuvo to kultūrinio šoko tokio kažkokio, ar iškart kažkaip natūraliai priėmė, kad... Man geras, aš priėmiau, žinokit, man patiko, kad viskas kitaip. Čia viskas aišku visada. Rytas, vakaras, dienotvarkės panašios. Taip, nu čia komfortas, kaip sakoma, ne komforto zonai. Bet ne tik, čia ir žmonės kitokie, kitas požiūris į gyvenimą. Kitoje pasaulio pusėje ir neturtingoje šalyje kitaip žmonės, kitaip masto kitos vertybės. Taip. Man jos patinka tos vertybės. Kad kažkaip galvoju, kad tu ir pradžioj pačioje laidos sakiau, pristatinėdama, kad moki užmėgstą ryšį, kad ir kur bebūtum, su vietiniais, atrodo man, net jūs vieną kalbą galite nekalbėti, bet kažkaip vis tiek susikalbi su jais. Tai kur va čia kokia ta paslaptis? Aš galvoju, gal jie energiją jaučia. Ar šypseną, ar kažkokį nusiteikimą jų atžvilgiu. Kai tu pozityviai prieini prie jų, tai jie visada ir duoda save, tas žmogus. Jisai tampa atviras, su šypsena, ten dovanas dovanoja. Čia dar vienas buvo dalykas, kas mane paveikė, kaip svetimam žmogui galima dovanoti dovanas. Dar ypač svečioj šaly, kur ten nieko bendro atrodo. Nežinau, prasidėjo Irane, turbūt, kai išvažiavau seniai į Iraną, irgi vienas buvo iš tų pirmųjų arabų šalių mano. Ir kuomet eini gatve, prieina prie tave žmonės ir dovanoja kažkokios supakuotas dovanas, ten dviračių, šalia sustoja automobilis, apelsiną kiša, imk, sako, karštą apelsiną. Bet tai pagalvočiau, kad čia tas turistų skemas vadinamas, kur dovanoja, bet paskui paprašau susimokėti, ar ne? Ar čia ne? Ne, čia tai visiškai opozit. Čia iš širdies dovanojas, turistų skemas tai didelė mieste kokiam, Singapūrė ten. Aišku, bandys aptraukti. Bet čia iš širdies taip, ne? Tiesiog pasidalinti kažko. Nes gal kaip tik, kad tikisi kiti, kad iš turistų, ypač iš Europos, kad iš tų šalių, kad jiem kažką duos ten, bet va čia patys, ne? Ir čia tas nėra, kad duot to paragauti ir tada nupirksi daugiau, kad to pasiūlės skanu. Paragau duoda ir dabar labai fainai po turgų. Prekinuosi, braškės, vaišinos. Tai ir Lietuvoje čia turim to svetingumo. Jo, aišku, kad turim. Ir labai malonus toksai. Bet pavyzdžiui, Irake atvažiavau į parduotuvę, apsiprekinėjau vandens, ten bloką, atsimenamau 12 buteliukų, dar sneksų kažkokiu, nes galvo kelias tolimas. Jis sako, neimsiu pinigų. Aš sakau, come on, kaip gali neimti pinigų. Čia tavo, čia pragyvenimas. Ten buvo kokių 10 eurų vertės gal ta dovana. Aš jam vis kišu, jisai neima. Po to pagalvojau, nu aš turbūt įžeisiu, jeigu taip žmogus, žinai, širdingai duoda ir nuo to laiko nebesiūlydavau, tiesiog padėkoju labai gražiai ir matosi, kad jam tada malonu, jisai, žinai, gavo malonumą ir kai jisai grįš namo, ten, nežinau, žmonai papasako savo, sakys, aš padovanau šiandien tam ir tam ir... Bet tai čia labai graži kažkaip gera patirtis, tokia gerai nuteikianti, kad, nes visi šiaip, sakau, prigazdina truputėlį, kad, ai, saugokitės visur, čia tie sukčiai, visur čia bando apgauti ir panašiai, bet va ne tokiuose, kaip pagalvoju, kad nuskurdesnėse ar ten tokiuose šalyse, bet jie kaip tik, pasitinka taip atvira širdim ir pilnom rankom. Kažkokių prastų patirčių ar turėjai, ar visur, taip kažkaip svetingai, gražiai ten pasitiko visi tave? Turbūt prasčiausias patirtis tokia negatyvumą, tai sakyčiau, buvo Afrikoje, turguje. Nes, žinai, aš kai keliaudavau pats savo visą laiką, aš ir anksčiau iš tikrųjų filmuodavau, bet filmuodavau savo po to pasižiūrėdam, ten su draugais ir panašiai. Ir dabar, kadangi noriu parodyti žiūrovam tą pasaulį, stengiuosi irgi pafilmuoti daug. Žmonės galvoja, gal, ai, čia nenufilmuoja, bet iš tikrųjų, kiek įmanoma, tą stengiuosi parodyti, kad nesugadinti nei savo patirties keliavimo, nei žmonėm kamerą prie veido prikišinėti. Tai kai būna Afrikoje vaikštai, neturtingos ten tos vietos, iš esmės Afrikos skurdi ir kai turgui, tai būna, gauni rėkti, toks, nebūna malonė atmosfera iš esmės turgui. Tai sunkiausi, tokie negatyviausi dalykai yra Afrikos turgui. Bet, pavyzdžiui, jiem atsvara tai yra islamiečių, arabų turgus, ten kokiai Sirijai, nežinau, ten tie žmonės prie širdies dėk, visi bendrauja draugiškai, bet būtent Afrikoje labai sunku išeiti žmonės. Yra šalių Afrikoje, kurie ten vien specialiai agentai vaikšto kažkokie, žinai, persirengę su civiliais rūbais, tik ištrauk kamerą, eisi į cypę. Tai ten net baisu kažką ištraukti, kad, žinai, kelionė neužsibaigtų toje. Taip, nes aš skaičiau biškelį, domėjausi tikrai tų kelionių tokių
aš sakyčiau, ekstremalių apturėjęs, nes tos kryptis tai atrodo, kad specialiai net renkėsi, kad važiuoti ten, kur neišdrįstų ten Europos turistai, nežinau, net kojas įkelti. Ne? Tai pavyzdžiui, kad Afganistane ten tave talibai klausinėja, ten telefonė rodo, liepia nuotraukas parodyti, ką tu čia prifilmavęs, prifotografavęs. Čia tai buvo tokių širpuliukų, galvoju, kaip įsisuk, nes jie tikrai jau ten buvo prie manęs prilindę, bet nieko. Kažkaip galva gerai veikia, kai adrenalinas užplūsta, o problema, tada viskas sulėtėja, atrodo aplinka iš esmės iš pavojingos situacijos ir tada pradedi mąstyti. Bet gerai, kad ne panika, bet kaip tik ta survival mode tas įsijungia, ne? Taip. Jisai veikia. Nes kaip ir sakau, kad atrodo su bet kokiais ten vietiniais, net su talibais gali kažkaip susikalbėti ir ten, žinai, iš jų tų pinklių išsinerti. Visada, žinok, yra tokios ribos. Kiek galima, visada stengiasi, aišku, draugiškai. Tie vyresni talibai, tai iš tikrųjų ten pikti, su jais neįmanoma susišnekėti ir net iš vidaus kyla toks pyktis už kokias nors nesąmonės. Turi leidimus keliauti ir visą kitą ir jis bando prie tavęs prisiknysti, tau uždrausti, kažkokias problemas sukelti ir taip, žinai, tada tos dvi pusiausvyros. Tas raudonavimas, žinai, jau kaip kyla temperatūra, o kita pusė, žinai, ta protingoji ramina, žinai, užpildinėja tą ir tada stengiasi susivalyti, susitvarkyti. Tai kažkaip vis tiek turi prisitaikyti, nenori ten prie tų taisyklių savo negalėtų važiuoti ten ir į svečius, kai ateini, savo taisyklių nediktuoji, jau kažkaip bandai, kad... Taip, iš esmės jau važiuodamas į Afganistaną jau kad gali būti daug problemų ir čia reikia turbūt biškai šaltesnio proto žmogui visada taip panašiai keliauti, nes jeigu vien emocijos užplūs, tai aš nežinau, ten turbūt save pribaigsi. Pavyzdžiui, moteris tikrai negalėtų viena ten keliauti. O žinok, pažįstu žmonių, kurie keliavo merginos. Ir nereikia jokių ten, nes galvoju, arba tai turi ten su apsauga, nežinau, su jų palydovais, kokiais keliauti ir panašiai, nes... Nebūtinai. Ne? Jeigu tu laikaisi šalies taisyklių, rūbai dengia, kad, neišsidirbinėjai su nogom alkūnėm arba keliais ar kažkuo, tai įsivaizduoju. Jos apsidengusios galvas pilnai net jų nesimato kartais, o tu ten vaikščiasi su rankom nogom, ne? Taip, tada labai išsiskiria. Aišku, jiem erotika, atrodo. Tai tada gausi arba akmenį, arba būsi supakuota talibaną ir keliausi kažkur tai išsicipti. Nes ir mačiau, kad ir tu, kai keliavai po Afganistaną, kaip tik ten buvo, ar ką tik įvykęs tas išpuolis, ne, teroristų prieš, ir Lietuvė viena, kad nukentėjo. Tai grupė keliavo ir apšaudė. Bet tuo pat metu, kai tu buvai, ar tu pamatei, kad, galvoj, turistų susprogdino, dabar geras laikas keliauti, nes antrą kartą nedarys. Ar taip? Ne, iš tikrųjų, tai aš planavau keliauti 3 savaitės Afganistane ir iškeliavau 2 savaitės, bet kadangi orai buvo labai nedėkingi, planavau dar savaitę į kalnus išvažiuoti ir ten lyja. Ir gidas sako, žiūrėk, nufilmuota šiandien. Kaip, žinai, geras redulys, kaip pusė mašinos ant mašinos, užkrytęs ten, sako, žmonės ir žuvo. Tie keliai realiai nepravažiuojama. Aš galvoju, tada pasikeisiu lėktuvo bilietą ir grįšiu anksčiau. Nevažiuosiu į tą zoną. Ten, kur Lietuvė buvo pasikėsinta, tai aš buvau tenais. Prieš 3 dienas, beje. Už 3 dienų. Gali būti, kad ir mane stebėjo ir jie būtų piškinę, bet žinai, ar užpult vieną ir koks atgarsis bus pasaulyje, pyliau vieną Lietuvį. Ar kažkokią masę. Tai net vienam saugiau keliauti, taip išeina. Aišku, saugiau, mažiau dėmesio atkreipia, apsirengęs vietiniais, tradiciniais rūbais. Tai aš manau, kad jie tikrai ten stebėjo, matė, ruošėsi tai, bet manęs nelietė, nes nebūtų atgarsio buvo, bet kai piškini visą grupę, labai aišku gaila tų žmonių ir ten porą nušovė, taip, čia aišku, kad tragedija. Ir tada visas, aišku, ir vėl atrodo, jau lyg ir turizmas užsikuria tenai, žmonės pamato, kad visai gal galima, bet tada toks įvykis ir tada vėl toksai, taip. Kad tik nevažiuotų nieko. Dar beje, žinai, kai diržą dabar užsisegiau, dabar pajudinau, atsimenu Afganistane, kad sėsdavau mašiną, užsisegdavau diržą ir taip, žinai, pukšt. Ir čia lieka kažkur dulkių žymė tokia, nes niekas nenaudojame. Visi rūbai, mano, žinau, būdavo Afganistane vos ta juosta tokia. O kaip eismas ten yra, nes kaip pagalvoju apie kokį ten, nežinau, Indijoje ar ten kažkur dar, kad ar Afganistane normaliai. Be taisyklių, tas pats kaip Indijai. Ten rytuose, ne, jie kažkaip... Svarbu užkimšti gatvę. O po to, kaip išvažiuoti iš jos, tai neįsivaizduoju. Čia panašiai kaip prie Kalvarijų turbūt. Tiesiog važiuoja ir tikiesi, kad kažkaip gausis. Ir žinok, užsikemša mirtinai viskas. Žinai, kas tada būna? Tada vienintelis geras dalykas iš Talibano, jie kadangi vaikštų su savo automatais, ateina talibas. Arba kokia nors mašinai sėdėjo, ateina talibas, turi savo automatą rankoje, tada žinai, greitai.
kaip greitai tada visi nuleidžia savo ego atgal pasitraukia. Tai vat jie tvarka. Tai čia kaip pliusas, nu. Jo, griežtas kumštis toks. Taip. O dar norėjau sakyti, bet va, dėl to susikalbėjimo, dėl tos kalbos, ar kaip dažniausiai, kad susikalbti angliškai? Nu tai moka talibai. Moka pasakyti. Tai tiek ir užtenka. Nu, bet kaip sakai, ir energija kažkaip kartais užtenka, Nes kiti, pavyzdžiui, ten bijo keliauti, mano draugo tėvai kartais, mes čia nekalbam angliškai, tai ten kaip mes čia keliausim, bet galvoju, kad keliauja žmonės ir kažkaip susikalba, jokių ten problemų nebuvo. Čia dar viena iš priežasčių, dėl ko nekeliauti. Ar nesusišnekėsi, ar pinigų nėra, visur galima keliauti. Taip. Visur galima pigiai keliauti, galima susišnekėti, tik noro reikia. Drąsiai viską daryti, bet aišku. Nu, pas tame drąsos, tai kaip jau įsiaiškinom, tai nemažai tikrai, nes to šalis, sakau. Man pačiam gal dar labai daugiau norėtųsi. Bet taip, sakyk. Žinai, ta drąsa koreliuoja turbūt su tuo pavojim. Pavyzdžiui, ar lysti į aktyvaus karo zoną, tai yra drąsa, ar tai yra kvailumas, ar kas, aš įsivaizduoju. Ar aš asmeniškai nenoriu lysti ir nukentėti, kad mane tikrai nupiltų. Taip. Ten, sakysim, Afganistanas jau viena tema, jau kaip ir išsikrausti ten, amerikiečiai nebekariauna, bet, pavyzdžiui, var lysti į aktyvių karo veiksmų zoną, nu tai čia toksai, sakyčiau, kvailas būtų adrenalino tik tai ieškojimas. Nei tu ten kažką pamatysi labai daug streso, ašarų ir panašiai. Čia tas karo turizmas toksai blogasis, sakykime. Taip. Va dabar, tarkim, kažkur lysti į kokį gazos ruožą, kur raketos, kur šaudo ir panašiai. Nu taip, čia labai, švelniai tariant, neapdairu. Ir kvaila, kaip sakai. Norisi ir gerų emocijų, norisi su tai žmonėm pabendrauti, norisi pažinti šalį iš kito aspekto, ne tik iš skurdo, pykčio, ašarų ir panašiai. O dar mačiau dabar gerai, pakalbam ir apie, nežinau, ten Afrikoje, kad nemažai kervai po įvairias gentis, ne? Yra kažkas, kas įsiminė ten labai, ar irgi, kad labai nustebino, šokiravo. Ar jau tiek visko matęs, kad žinai, niekas nebestebina? Mane vis tiek stebina. Kiekvieną kartą, kai nuvažiuoji gentyje, mane turbūt randavimas labiausiai stebina. Aš kai pasižiūriu tos kūnus, randai piršto storumą. Jie tą žaizdą atveria, pripila pelenų, vėl jinai prigyja, vėl ją atveria, vėl ir taip formuoja tos didelius randus. Žinai, 1, 2 dar okei. Taip. Bet kai pasižiūri, kai tas visas kūnas išpjaustytas, arba beninė veidai supjaustyti su britutėm, įsivaizduok, visas veidas su britutėm. Čia toks jau man tai iš viso toks, taip, labai, va čia kultūrinis šokas ir, ne, biškelį. Nu čia yra toksai. Aš gal į tą skausmą, kiek jie perneša dėl grožio, norėdami patirti. Ar ten dėl tradicijų, nes ir skaičiau, kad kažkokiose gentyse ten dantis išmušinėja, nusmailina, kad tu tampi jau suaugusiu pasauliu, ten ar tikra moterim, jeigu tau ten dantis išmušia visus. Ten tikrai daug skausmo. Ar moterų apipjaustymai, ar randavimai, ar veido surandavimas, dėja ten tiek skausmo toje Afrikoje. Bet ar ten nėra kažkas gražaus? Tada kas ten gero yra be viso to? Apskritai Afrikoje? Nu, arba net gentyse gal kažką, ar tiesiog viskas taip, žinai, labiau nesuprantama ir tolima, ar vis tiek ar atradai kažką, kad... Didelis labai kultūrinis skirtumas. Kaip galima, žinai, mes gyvenam saugiai, gražiai, švariai, patogiai, o ten viskas yra anaiptol. Ir galbūt, kai grįžti iš ten, tada dar čia labiau pradedi vertinti. Vertinimas, taip, čia tai šitas be abejo. Nes aš jau dar pagalvojau irgi, skaičiau vienam iš tavo irgi ten straipsnių, kad su higiena ten jų kažkaip labai įdomi, kad jie ten tepasi kažkokiais tepalais, purvais, bet ten, kad puraustis tokio dalyko, tai nelabai yra. Jie ir apsimtai, jeigu vandesnė yra. Taip. Ir jie labai kariauja dėl kiekvieno vandens telkinio priėjimo prie jo dėl teritorijų. Tai jie tiesiog taip evoliucionavo, kad jie apsidūmina. Deda į laužą kažkokias, žinai, žolelės, kažkokius ten šakalius išžiūsius, save apdūmina, tas bakterijas realiai išnaikina, nes kvapas ant kūno tai yra bakterija. Jie nudūmina jas, tada ochra, žinai, ten molio mišinių išsitepa. Nu ir tada, kaip ir viskas gerai, iš tikrųjų, ir tau nereikia praustis. Nes galvojau klausti, žinai, ar nėra to kvapo, kokio ten kažko, ar kaip tenai jaučiasi. Gali ratai važiuoti į Afriką. Normaliai. Pasitepsi, pakvepėsi biškį dūmų. Taip. Bet ir o be genčių, kaip ten atrodo šiaip tas, kaip čia paprastas, sakykime, gyvenimas ten. Dar, ką norėjau pasakyti, žinai, kad Afriko ne tik važiuoja pasižiūrėti kultūrinę skirtumą, jinai iš tikrųjų labai yra įdomi. Viskuo. Ir žmonėmis,
ir ką jie valgo, kažkokius ten, ar kirminus, ar šliūras, ten nusilupa kažką tai šviežiai. Meniu įdomus labai. Labai įdomus. Ir gamta iš tikrųjų įdomi. Skirtingi regionai ten pas juos yra, žinai. Taip, gamta šiaip tai tikrai, ir gyvūnija, ir visas šitas. Matei ten tą Big Five, ar ne? Ar čia turistinis, žinai, nu taip ten, tos visus liūtus, taip, begemotus ir taip. Žinok, ten tiek jų daug, kad neįsivaizduoji, nuvažiuok į safari, Tanzaniją ar Kenijos migravimą. Nežinau, zoologijos sode mažiau gyvūnų negu ten. Tiesiog bandos ir nebijo jie. Jie niekada nebėga nieko, tiesiog šalia automobilio stovi žiūri. Kadangi draudžiama medžioti, tai jie nebijo. Tai jie labai taip, jie ten valdovai. Bet čia gal ir gražiausias būdas pažiūrėti, į gyvūniją, kad va, tu jų valdos esi, bet ne kažkur ten narvuose jo žiūrėši. Į zoologijos sodą tikrai nerekomenduoju niekam eiti. Geriau pataupyti ir nuvažiuoti tenais. Tada vėl kokius 5 metus nematyti gyvūnų ir vėl nuvažiuoti laukinę gamtą. Nes aš turiu tokį apie Afriką, kai galvoju, kad į visus tuos safarius ir panašiai, kad atrodo taip norėtųsi, bet ir baisu tuo pačiu kažkaip. Dėl ko baisu? Dėl visko, dėl tų pačių gyvūnų, nežinau, dėl valdžios tos visos, ten visko nežinau, kaip ten. Tai šitas tokia kaip Tanzanija, tai ten nieko nebus. Nieko, viskas, ne? Politinė situacija stabili. O kažkas dabar galvo dar ne iš tų, tarkim, ne iš ekstremalių šalių, kas sužavėjo labiausiai, kažkas, kur tiesiog, žinai, buvo gražu, gera, ramu, ten viskas. Mane ir Grenlandija dabar sumažėjo, palakriaušiais išbėrės. Turiu iš maišelio, palaikybiškai iš to. Gerai. Tai mane, pavyzdžiui, Grenlandija labai sužavėjo. Aš žinau, kai ten vaikštau, atrodo ledas, bet jis ir kitoks, tie aisbergai, ledynas, ant ledyno vaikštai, tarpekliai kažkokie giliai, žinai, upeliai teka. Taip. O iš čia kažkur mums automobilį reikės pasikrauti, žinai, kažkur važiavau, man atrodo dabar. Ir beje, aš jau paėmiau. Gerai, ir beje, žinai, lyginant su tai žvėrimis, Grenlandijai leidžia medžioti visiems visur bet ką. Ir tie gyvūnai bėga, tik elnias pamato tave, jisai toli. Ruonis tik tai pamato tave iš toli iš karto neria, nes viską medžioja. Tai čia jau baimė ta tokia, čia jau pamatai kitaip. Aš šiaip Islandijai buvau dabar, ką tik nesenai. Tai, irgi ten ta gamta, tai įspūdinga, aš net ne... Dabar žiemą ar vasarą? Dabar gegužės mėnesį. Tai jau vasarą. Tokia vasarėlė. Tai, įspūdinga, tikrai. Šiaip gražiausia, kur esu buvus, tai ten visiškai numeris 1, tikrai. Alpėse buvai? Ne. Aš dar matai mažai kur buvus, taip. Alpės netoli, bet irgi labai gražu. Ežerai, žydri kalnai, atrodo netoli, kiek čia 1,5 valandos nuskrendė. Taip, pozityvesnis dar toks vaizdas. Arba su kemperiu pozityvesnis. Taip. Tai žodžiu, pasikrausim tą automobilį, kad galėtume dar ilgiau šnekėtis. Ir čia aš Electrum Drive programėliai buvau prieš tai jau pasižiūrėjus, nusimačius vietą, kur mes čia galėtume pasikrauti. Ir pasirodos šitą automobilį vienu įkrovimu, spėk, kiek galima nuvažiuoti kilometrų? 400. 500. Tai ko ne gyvenimas, ko ne keliavimas, ne pozityvus. Na, va čia ir ne. Gal man daug parkuoti, aš esu... Ne, jau atsiprašau. Aš parkuosiu, tu ten prieki, tą tik pažiūrėk ir viskas. Tava vis tiek reikia pažiūrėti. Dabar va išsitaisėjus. Žinok, tu pasitikėk manim. Aš pasitikiu, užsimerksiu gerai. Viskas čia gerai. Jo, jeigu baisu, tai užsimerk ir viskas. Ir kelionė taip darau, ateina talibas kažką. Taip, užsimerk ir viskas. Nu va, ir prisiparkavom. Pasikrausim dabar ir keliausim toliau. Tai klausykit, aš noriu jums parodyti ir pakviesti jūs keliauti Lietuvoje, pažinti mūsų kultūrą ir mūsų žmonės ir noriu parodyti, kaip taip paprasta yra daryti elektromobiliu, nes Electrum Drive pasirūpino, kad jums niekur nepritrūktų elektros. Jie jau turi įrengę virš 300 elektros įkrovimo taškų, tad jūs galite drąsiai leistis į kelionę ir mėgautis mūsų peizažais, kultūra ir žmonėmis. Ir aš jau prieš tai, kaip minėjau, pasižiūrėjau, susiradau savo įkrovimo stotelę, kad galėčiau greitai pasitraukti ir greitai sugrįžtume ir tęstume pokalbį su Algirdu. Tai dabar pademonstruosiu trumpai ir greitai, kaip galima pasikrauti savo elektromobilį ir Electrum Drive pasirūpino, kad tai mes padarytume itin paprastai. Parsisiunčiam Electrum Drive programėlę, prisijungiam prie plataus vartotojų rato ir tiesiog naudojamės visom galimybėm. Tai va,
Tiesiog mums ką reikia padaryti, tai susiradus elektros krovimo prieigą, mes tiesiog atsidarom Electrum Drive programėlę ir nuskenuojam QR koduką, kuris yra štai čia. Mačiau, kaip prieš tai žmogus jau pasikrovė, tiek jau gyrė, aikčio, tiesiog sako, wow, kaip paprasta, kaip lengva, kaip patogu, kokia puiki elektra Electrum Drive krovimo prieigose. Tai štai nuskenavau ir dabar aš pasiemu šito įkrovimo įrankį ir einu įkrauti savo super elektromobilį. Mercedes EQA iš Veho Lietuva. Ir dabar demonstruoju, kaip viskas yra paprasta. Atsidarot šitą įkrovimo reikalą, įdedat šitą jungiklį ir tiesiog puikiai leidžiat laiką, kol jūsų automobilis labai greitai ir lengvai pasikrauna. Tuo metu galit atlikti vieną iš savo muzikinių pasirodymų. Vieną meilę aš turiu. Realiai per priedainį ir pasikrauna 500 km ir jūs jau keli tik tai spėk klausytis tų istorijų visų, ką pasakoja lengvai. Vienas namuose, tu darai, ką nori, vienas tu vairuoji ir lengvai dainuoji. Na štai ir ilgai netrukus jūsų elektromobilis pakrautas ir galite tęsti savo pozityvę kelionę. Ir viskas, grąžinam šitą pakrovimo laidą į savo vietą. Ir galim tęsti pozityvę kelionę su Algirdu ir klausytis jo istorijų. Nu, net jaučiu sumirksėt porą kartų, nespėjai ir aš jau štai čia viskas. Labai jau greitai. Labai sakau, čia greitai, dėvė mano tik taip. Čia diržas neatspaus mano maikės. Ne. O kaip ta visa filmavimas, tas fotografavimas čia buvo iš anksčiau kažkoks hobis, noras, ar atėjo su kelionėm čia kartu? Čia iš anksčiau, aš anksčiau mėgdavau irgi nusipirkęs buvau kamerą, filmuodavau savo kelionės, taip pat ir fotografijai. Smagu šiaip gerą kampą išlaužti, žinai, ir nufilmuoti žmogų, ar gerą istoriją, jeigu kažkas gerą dalyką papasako, kažkokį wow galvoji. Tai tikrai džiaugiuosi, žinai, kad nufilmavęs galiu žmonėm parodyti, tokiu plačiau paskleis, ne tik savo pasisavinti. Iš esmės tie visi ir filmai yra tam, kad galėčiau pasidalinti su žmonėm tą patirtim visą, nes turbūt, nežinau, ar daug tų gerų emocijų, gerų dalykų parodo per televiziją. Nu taip, daugiau, kad matom gal negatyvo kažkokio, kaip sakiau, atneši tą pozityvą, žinai, parodai, kad net ir ten tamsiausiuose kampeliuose yra, kaip čia poetiškai dabar pasakysiu, šviesos, kur atrasti, ne? Tai, bet negalvoju, kai tik pradėjai tas keliones, oi, čia reikia dabar viską būtinai fiksuoti, nes čia reikės kažkaip parodyti, ar čia reikia kažkaip iš to, žinai, nežinau, ir užsidirbti ir panašiai, natūraliai kažkaip. Nieko negalvau, nei bandyti su tuo susijęti savo darbus, nei kažką. Tiesiog kiek įmanoma, tiek nufilmuoji, tiek parodai, papasakoji, bet nežinau, aš to neplanavau. Taip. O yra buvę kažkas, kad va taip užfilmavai kažką, ten nežinau, ar užfotografavai ir kad paskui galvoji, gal nedėsiu šito, gal per jautru, ten tarkim, ar per žiauru kažkaip, ar ne? Jo, būdavo, ištrinau tokius, kartais. Kažkokios tos, bet čia pats pagal savo jausmą, ne pagal, vertybiškai, kaip čia tas gali ne taip atrodyti. Kartais matau, kad ir žmonės, jeigu tiem žmonėm nepatiks, ką nufilmavau, aš to ir nededu. Taip. Ai, galvoju, kam čia? Kad kiti pasimėgautų žiūrinti to žmogaus kažką negerą. Nu, bet čia labai geras, man atrodo, nusiteikimas. Dėl to, kaip ir kalbėjom, žinai, tą energiją, manau, ir jaučia žmonės vienaip ar kitaip. Kad tu neteini čia kažkokią ten šou daryti, nežinau, rinktis ten peržiūrų ar kažkaip šokiruoti, bet tiesiog nori, žinai, atskleisti ir parodyti. Aš nenoriu iš jų pelnytis, ar iš jų sėkmės ar nesėkmės. Ir tu, aš esu pastebėjus, kad savo video tuose visuose įrašuose, filmuose, kelionių ir taip toliau įgarsini taip labai meniškai, poetiškai gal net, sakyčiau. Tai mes tau, žinok, turim tokį iššūkį, lengvą paruošę naratoriaus improvizacijos tokį iššūkį. Dabar mes kai važiuosim ir aš paprašysiu tavęs pabandyti garsinti, ką mes čia matom aplink ir kaip čia atrodo, koks jausmas, gal nežinau, emocija kažkas ar panašiai. Ar tu pasiruošęs tokiam iššūkiui? Pasiruošęs. Gerai, tai tik pravažiuosim šviesoforą šitą
ir galėsi pradėti. Dabar dar truputėlį gali apsigalvoti jau į priekį. Tai apsigalvoju tada. Gerai. Į priekį apsigalvoju, Taip, nes galvoju, žinai, ar kelionėse tu kažkaip apsigalvoji, ar irgi kažkaip natūraliai tiesiog peržiūri savo vaizdus ir tada, žinai, ir ten kalbi ką matai, ar būni jau truputėlį pasiruošęs, kažką pasiskaitęs, nežinau. Jeigu apie informaciją kažkokią tai būna, aš pasidomiu, man irgi įdomu. Ir prieš tai aš stengiuosi ir knygas paskaityti. Aha. Daug įdomiau, žinau, žiūrėti, kai žinai, kas ten istorija, kažkokio dalyko istorija to objekto. Nes gali vienam atrodyti, oi, čia bokštas kažkoks, o gal ten kažkoks labai svarbus istorinis. O ten jo vienintelis pasaulyje, kas nors ten, žinai, mirė, pavyzdžiui, arba ten gimė. Kartais, žinai, užsikabinu, ant tos šalies, noriu tą šalin gyventi, pažinti, tarkim, Afganistano skaitau, ten tikrai gerų knygų yra. Arba kokios Venezuelos, pavyzdžiui, tai pasiskaitau vieną, antrą, dvi. Nežinau, kiek gerų knygų būna, tai dažniausiai perskaitau. Kartais ir po šalies grįžęs, irgi toliau skaitau apie tą šalį. Nes tada dar kitaip, tada jau su tada wow, galvoju, aš ten buvau, žinai, toj knygoje pasakoju apie tą dalyką, irgi naujai sužinai, nes tos informacijos iš tikrųjų jos yra labai daug. Ir jas sunku išsitraukti. Taip, bet ir matosi, jaučiasi, kad kitaip atsiveria, kad tu truputėlį papasakoji daugiau ne tik tai, ką tiesiog matai, bet, žinai, biškai ir, sakau, pamokančiai edukacijas tokios, kad tas kelionės, žinai, ne tik akiai pozityvų, bet dar ir kažkokią naudą išsineši kažkokių žinių. Jo, tas, kas man įdomu, aš stengiuosi tą įdomumą ir pateikti ir filme. Taip. Aš nesistengiu pūsti kuo daugiau ten ar kažko, bet tik ten, kur man yra įdomu, kur mano akiai. Aš pasižiūriu, tarkim, su kažkuo išvažiuojam ten. Buvom Indijoje 4 draugai išvažiavę ten, kai nuvedžiau žiūrkių šventyklą, sakė, daugiau tam nebevažiuosim niekur. Tokį biškelį ekstremaliau irgi taip, ne? Jau sakiau, laukia, jūsų šiandien laukia surprizas, kai nuėjom, tai po to mašinai matau jau tik tai veidai. Taip, tai su tavim biškelį pavojinga keliauti, nežinai ko. Pasakyti, aš pasižiūrėjau, ką jie fotografuoja ir ką aš, tai žinok, skiriasi tie dalykai. Jo, mano akiai yra vienas dalykas, kito žmogaus akiai kitas. Tai noriu tai ir pasakyti, kad tie visi filmai ir visa kita tai yra. Dabar, žinai, dar daug labai tų tokių, pavadinkim, instagramiškų kelionių, kur tiesiog gal, kažkokie, nežinau, vaizdai tiesiog, kurie gražiai atrodo, ten nuotraukos ar kažkur, bet jie nebūtinai net kažkokią tą reikšmę ar vertę turi, žinai. Bet aišku, kiekvienas irgi pasirenka savo būdą ir tą, žinai, kaip jam ten patogiausia, fainiausia keliauti. Žiūrovas išsirenka, kas jam patinka. Kieno akis jam labiau patinka. Taip. Tai bandysi tą iššūkį dabar daryti, papasakok mums, ką mes matom čia važiuodami šitom Vilniaus gatvėm. Nes pats šiaip ir Vilnietis esi, tai gal dar ir istorija kokią įmesi. Žinios apie Vilnių, kaip keičiasi Vilnius. Į gerą turbūt keičiasi. Manau, kad taip. Švarus, gražus, tvarkingas miestas labai. Taip. Ir saugus. Lyginant su Europos vakarietiškais miestais, tai Vilnius ir šiaip vienas saugiausių miestų pasaulyje netgi. Gali ir vakare šiaip pasivaikščioti ir drąsiai po 6 vakarą ir naktį ir turbūt negausi per snapą. Pasakok man taip, lyg aš pirmą kartą būčiau dabar Vilniui, čia važiuočiau. Anksčiau nebuvo dangoraižių visų šitų Konstitucijos prospektas, to vienas tas betoninis aukštas pastatas ir viskas, bet gražiai susiremontavo ir Vilniaus senamiestis. Ką žinau, man patinka Vilnius. Žalias, geras miestas, jeigu čia žmonės burba, kokie čia kamščiai dideli, tai tegul išvažiuoja kitur pasižiūrėti, kokie kamščiai. Po 5 linijas pasaulyje užkišta visur. Jau kai piko valanda būna, tai ten tragedija. Čia, nežinau, man tai nepanašu, kad čia būtų tragedija Vilniuje. Va, koks peizažas, koks. Labai gražus ko čia ne, jo, ten ko ne užsienis, kaip sako. Žinai, koks man kampas labai gražus. Iš Nacionalinės dailės muziejaus, kai žiūri per Mindaugo tiltą kampu į kairę pusę link šito energetinio to pastato kairę pusę ir matosi bažnyčia stovinti netoli Cupo, nuo to va kampu Neris atspindys ir vakare. Tai man čia turbūt vienas gražiausių Vilniaus kampų šitų. Aš visada, kai mano akiai, žinok, natūraliai džiukšai tą pusę vakare. Tai va, dabar žmonėm bus vieta ir Vilniui, kur aplankyti, pasižiūrėti, gal kitų kampų, kad niekas, žinai, gal ne. Arba nuo Mindaugo tilto atsistoti ir pažiūrėti kairien pusėn ten labiau, kai upė atsiveria, bet ta bažnyčia. Man ten gražu. O po Lietuvą keliavęs kažkiek to ar ne? Ar labiau užsienio kažkokios tos visos vietos? Keliavęs, bet daugiau dabar per užsienį stengiasi išskristi. Vis tiek daugiau įspūdžių ištresni. Taip. Talibų nėra Lietuvoje, žinai. Taip. Iš tikrųjų, žinai, ką pakalbinu, kai važiuoju su Boltu, tai taksisus pakalbinu. Atsimenu, su Juododžiu vienu šnekėm. Iš Nigerijos buvo, aš noriu Nigeriją nuvažiuoti, domėjausi apie gentis ir visą kitą. Ir kai pradėjom kalbėti, sakau, gal iš to iš genties?
Jūs taip, kaip tu atsisuko dabar, sako, jo, oi, tai čia iš viso koks, taip. Galvoju, koks čia kaimėtis Lietuvoje žinos mano gentį Nigerijoje, kur ten kita pasaulio pusė, bet kai pradedi šnekėtis, visai kitaip pradeda pasakoti, tu jau atrodo, žinai, jis pasitiks tave. Taip, jau kaip tokis, taip, jaučiasi, jau kad turi kažkur ten, vos ne kaip giminaitį kažkokį, kuris tavęs lauktų, taip. O Lietuvoje yra kažkokių vietų tau gražių, kad buvęs ir tokių, kad parekomenduotum, žinai, kažkam, ką čia. Molėtų kraštas, Ignalinos kraštas, Trakų kraštas, ne tik ežerai, bet ir visas reljefas nacionalinio parko gražu labai. Pajūris, Nida. Taip, Nida, aišku, visada čia mūsų toksai. Gerų kraštų Lietuvoje. Lietuvos yra grožis, iš esmės, žaluma, ežerai, pušynai, va šitos vietos man. Nu, gamta, taip, ypač kai išvažiuoji kažkur ir tada sugrįžti ir kažkaip pajauti, pamatai, kad, nu, čia kitaip pas mus, bet, nu, taip sava, taip gražu, viskas tie miškai, vat, kaip sakai, žinai, miškai vien, tos kalvelės, neturim kalnų, bet tos kalvelės tokios savos, tokios artimos. Nežinau, man jos gražios, važiuoju ten keliais, kokį Trakų link Semeliškių, į vieną pusę pažiūriu kalniukai, kažkokie tai ežeriukai, tokie savotiški, žinai, ten ledynas gal išstumdęs, kai nuslinko. Taip. Nežinau, bet aš šiaip žmogus, kad man viskas gražu. Grenlandijai man ledas gražu. Kur atrodo kitiem mane, kas čia tik tai. Dykumoje man smėlis gražu. Taip. Tiesiog daug kur man gražu, žinai, tai aš kažkaip matau ir iš to nupleipusio augaliuko, nes man jis gražus, jeigu savotiškai vietoj. Tokiam tam vaizdui, tas kampas, kad ten horizonte kažkoks tai kalnas, tas augalas žydintis ir upė teka. Nu, gal ir nuotrauką, arba kada pafilmuosi prie progos. Irane kaip ten sekėsi, nes irgi dabar galvoju iš tų, žinai, pačių tokių, nu, vat, kaip čia, tolimiausių tų tokių kelionių, kur man, pavyzdžiui, pačiai atrodo, nu, gyventi. Kur norėtum nuvažiuoti, tu? Galvoju. Tokia, kur bijai. Nu, tai va, sakiau apie Afriką, tą, žinai, kažkaip. Iraną nori ar ne, pavyzdžiui? Nenorėčiau, žinai. Dabar ypač tai nenorėčiau, tikrai. Bet irgi ne, kažkaip, man tai atrodo kažkaip, kai, nu, ta kultūra tokia tolima, galvoju, nu, va, ką ten atrasti, nu, bet aišku, tu atsakai, kad atrandi, žinai, kiekvienam. Aš tokia, aišku, dar bailiukė esu, žinai, ten, tarkim, bijau kažkokių ragauti ten kažko maistų ar panašiai ten, žinai. Aš kartais net pagalvoju kažkur ten į rytus, kad ir į tą, nežinau, Kiniją kokią, irgi, kad ne... Kinijai labai sunku, atsimenu, buvo keliaus, kai buvau prieš kokį 14 metų keliavau ten apie pusantro mėnesio per tos miestus. Tai kinai juokėsi, sako, o, tu daugiau Kinijos pamatai negu mes. Bet čia turbūt klasika tokia, nes kaip žmonės neturtingoje šalyje retai kada keliauja apskritai. Bet Kinijai tada dar tų smartfonų nebuvo nieko, tai aš atsimenu, tokio mažo lapelio užsirašiau ten vištieną, džiūrų ir kinietiškai, jautieną, ten tualetas. Ir tada kaviniai ten bandau skaityti, ten džiūrų, ir jie nesupranta, nes ten džiūrų. Ir kiekvienoje Kinijos provincijai kitaip tarimas arba ryžiai. Mifa. Ir jie tokie, ką, Taip. Tai atsimenu vieną kartą kaviniai, žinai, vištienos užsisakiau, o galvoju, suprato. Atneša kažkokių, žinai, neaišku, kas ten paragauna, o vištienos kremzlės nuo sparnelių, alkūnių kremzlės, žinai, buvo. Chicken, sako. Taip. Galvoju. Nu, chicken, faktiškai. Dabar tai, žinai, su programėlė, kokia yra šiai balsu, to ir to norėčiau, taip ir taip išversti. Ir jie žiauriai kinai modernus, ten turbūt vakarai visi ir jie atsilieka lyginant su Kinija. Bet tada tai tikrai buvo sunku keliauti, bet buvo įdomu, toks irgi savotiškai dabar atsimenu, tarkim. Taip, nes bet dar ir norėjau klausti, kad tu daug kur ir visur su mašina, ne, kad pats važinėjai ten keliauji. Na, čia priklauso, kaip Irane, pavyzdžiui, tai jau vairavau pats automobilį, Afrikoje irgi Angolą, atsimenu, ten Angola tokia labai savotiška šalis. Jinai skaitosi ir turtinga, nes naftos turi, bet ir vis tiek jinai skurdi, tokia labai didelis kontrastas tarp žmonių. Tai, galvoju, vienoje vietoje noriu pavairuoti Afrikui, tokia geroji, žinai, ne Tanzanija kokia. Kur jau tikroji Afrika, taip. Raudona, žinai, žemė visa tokia, važiuoja džiunglės, ten kažkas krykštoja, kalnai kažkokie, tai žmonės ten mašinas. Taip, įdomu buvo, aišku. Bet pasiklydai. Niekur, ne. Ar veikia, kaip ten, nes pagalvoju, kaip, žinai, su internetus, ten, su GPS-u panašiai, ar dar tekia keliauti, kaip ten tik su žemėlapiu žiūrėti, kur važiuoji? Ne, galvoju, bus istorija kokia nors, žinai. Ne, tai pasiruoš galima, yra skirtingų programėlių. Google Maps daug kur neveikia, iš tikrųjų.
ten nuveda ne ten, kartais į tokius neighborhoodus nuveda, kad galvojam, užsispausiu, mygtuką, žinai. Mane Vilniui kartais čia, kai nuveda, aš žinau, kad aš nebesusigaudau. Jau ieškau, kur čia aš dabar nusukinėti, taip. O dar, kai pavyzdžiui, iš vis nelabai dar, žinai, buvo ten interneto to, bet jau keliavai, ne? Kada? Nu, nežinau, kada čia galvoju, kai iki tų smartphone'ų visų tokių labai, ar ne? Žinai, nes kažkaip įsivaizduoju, kažkur dabar, nu tai viskas, ten ryšys interneto realiai visur ir programėlės. Aš ir keliaudavau su žemėlapiais, nu tai nebūdavo tų GPS nieko. Su popierium keliaudavau, po to kažkada prie kompo jungiau GPS jau daviklį, galvoju, kaip patogu kompe ten žemėlapiai. Ir po to viskas į smartphone'us. Nu tai aišku, pasilengvina tikrai. Lengviau negu ten tą žemėlapį pasidėjus kažkur vis. Tada ne vienam reikėtų keliauti, reikėtų šturmano šalia, kuris žinai tą žemėlapį. Tada, kai su žemėlapiais varydavo ir Europai, ne ten, nenusuki nusukimą ir dabar 50 km dar teks važiuoti, kol kitą kartą išsuksi. Bet čia irgi gal savotiški nuotykiai, žinai, atsiranda iš to. Kokius nuotykis? Nelabai. Tiesiog laiko, žinai, grįžimas kelionėje. Nu taip ir dar aišku, jeigu nežinai ten, kur atsidurs, jeigu kokio, žinai, ten šaly. Ir ten Afrikoje, kur nors važiuoji, pasiklysti ir atsirandi kokio gentį, žinai. Kitoj šaly arba taip. Nelegaliai sieną kirtas. Ir jau stabdo. Labą dieną, kur keliaujam. Va tas ir buvo sunkumas, nepasiklydimą, bet pareigūnai, jie yra banditai. Jie netvarką palaiko, jie eina susirinkti pinigus. Nežinau, ar jie duoda savo viršinybei dar, ar tik savo, bet ten prie bet ko. Draudimą, sako tavo, o žinai, ten prirašyta kažkokia dar kalba, tu ten nesuprasi, ant tų dokumentų jis gali įsidirbinėti. Ai, nu taip, nes man norėjau sakyti, kad žinai, kad keista, kad va, kai kuriuose šalyse, kad policijos reikia bijoti, kur tu galvotum, kad čia tave, žinai, tavo gelbėtojai, sargai, o čia va. Tai va, jei nenori problemų, tada turi kišti pinigus iš karto, o jis tada dar daugiau sakys. Taip. Tiesiog bandys bet kokiais atvejais čiulpti. Balta oda reiškia pinigų turi. Taip. Afrika yra Afrika. Nu, Afrika, matau, biški, daugiau vis tiek tokio įdomumo negu pozityvo tenai, ne? Kažkiek. Bet vis tiek įdomi. Yra šalių, kur labai įdomis, ten Etiopija, kokie išvažiuoti jie ir kokią gamtą turi žmonės ir šiaip gražų žmonės iš savęs labai. Kadangi dabar kalbėjom ten prieš tai truputėlį apie tavo filmavimus, fotografavimus, aš galvoju, gal tu mane pamokysi su dronu tuo kažkaip užfiksuoti tuos gražius kinui tinkamus vaizdus. Na gerai, automobilį neblogai vairuoji. Jau approved. Bandysim, gerai. Pažiūrėsim, jeigu nelis ir vėjas nepus. Taip, gerai. Galėsim mėginti. Tai pasiimam, ko mums čia prireiks. Nes aš kaip tokį tą staigmenėlę dar paruošus vieną esu. Viena iš staigmenų bus sudaužau droną jūs. Jeigu gera staigmenėlė, tai kodėl ne? Kem pirmą damą, kem antrą. Pasiskirstam vietom, taip. Ką, bandysim? Nu, bandysim. Mokysis ar ne? Manau, žinau, kad aš net jau ir moku, gal aš taip sakyčiau. Tiesiog aš labai imli, man. Gimiai mokėdavai? Taip, aš pabandau kažką, man iš karto gaunasi, žinok, taip, aš ir vairuoti pabandžiau ir iš karto, va. Gerai, tai kol tu ruoši droną čia mums, aš tau paruošiu, mums tiksliau paruošiu pikniką, tokį lietuvišką, seną, gerą, kad žinai, iš to užsienio, kadangi dažnai būni išvykęs, kad prisimintum biškelį, kas ir Lietuvoje gera yra. Kad ne lašiniai, gal lietuviška gira bus čia pirmiausia. Ir tada, kaip galvoju, koks dar yra toks super lietuviškas akcentas. Rauginti agurkai. Ne, dabar iš kvapo. Kepta duona. Kepta duona ir gira. Oho. Va, klausyk. O kvepia. Po šilauogių dabar, žinot, pats tas, man atrodo, duona kepta. Taip, nu taip, o ką tu galvoji, aš savo svečiui dabar pirktinį kažkokį duosiu, ne? Natūralų produktą tik tai. Nu tai bandom. Aš neatsimenu, kai Katmandu, man atrodo, ar kažkur tai Nepale, toli kopinėjau kalnuose ir ten norėjau malų, žinai, gauti kalnuose. Ne alkoholinio? Namelė jo. Ir jie atneša lausis pasibaigusio galiojimo visą laiką. Ten prieš 3 metus kokius, nežinai, kol užneša nešikai kalnų salų, tai ten praeina labai daug laiko. Retai, kartai metus gal neša, matomai kartai 5. Bet tai gal dar stipresnis geriau? Jie atsineša iš karto kelis butelius, taip čiuk atidaro. Taip.
nėra gazo, šitas savo. Antra, čiuchą atidaro, nėra. Irgi savo, čiuchą atidaro, yra. Šitas tau, žinai. Prašom, skanaukit. Ja, tai va. Nu tai gerai, galim dar va susidaužimą tokį už mūsų šitą pozityvę kelionę. Už pozityvę. Grinai Lietuva. Aha, skaniai. Nu ką, bandom? Nu einam, pakelsim. Paim. Oho, čia wow, kaip reikės. GTA San Andreasas. Žalia. Pala žalia. Ne, mėlynas. Ai, mėlynas. Mėlyna. Go Fly vadinasi. O, ok. Ir ką dabar darom? Ta paspausi žodžių rodiklę. Aha. Taip pat palaikyk tą. Aha, paspausk. Take off. Jo, take off. Reikia palaikyti. Ai, palaikyti. Ir jis apsisuks ratuką. Ai, kol ratelį. Wow. Ir ką dabar darom? Dabar ok, spaudė. Šitą. Ai, va šitą, Jo, ok. Šitą. Ir gali su mygtuku į viršų. Ir apžiūrėti visą estradą. Čia į priekį, ne? Aha. O, pažiūrėkit, visiškai profesionalas, apsisukinėjimus, jau manevrai. Jau galės imt kaip operatoriai. O nenukris netyčia jisai kažkaip? Čia jau nuo tavęs priklauso. Kada krenta? Kai krešinau, tada ir krenta. Taip. O šiaip užsienį ten vis tuose kelionėse gali drąsiai naudoti tą droną, ar būna kažkokių? Uosto zonose negalima. Ai, ok. Ir šiaip, kur žmonės pyksta, negalima. Taip. Dažniausiai dėl privatumo. Vakariečiai tai labai nemėgsta dėl privatumo. Taip. Nu, šunuolė labai gerai skraidai. Šiaip tai sakiau, aš, žiūrėkit, apsisukimas, manevras. Dar jeigu saulė taip nepliekstų man į akis, tai žinokit, iš viso labai gerai varyčiau. Šiaip turėtum žiūrėti į ekraną pagal viską, ne į patį droną. Okay, nes jeigu jis nuskrenda 2-3 km, tai tu realiai... O aš tokia, matai, taip saugau tavo tą droną, galvoju, Dieve, turiu žiūrėti, kad jis nedingtų man iš... Gali aukščiau pakilti. Gerai, pakelsiu dabar truputėlį aukščiau ir skrisiu link miško. Gali namo nuskris per langą pasižiūrėti. Ai, čia rodo ir žemėlapį, žiūrėk. Taip. O yra, kad pareikė irgi iš dronų kažką, kad nufilmavai, atėjo, nežinau, kokie ten, žinai, valdininkai ir sako... Ištrink viską, ką dabar užfiksavai. Šiaurės Korėjai tai tikrindavo, ką nufilmavęs. Ai, aha, turi viską aprūvinti, ne? Jeigu aš kareivius kokius nufilmuodavau ar kažką, tai paslėpdavau po to tą visą kontentą. Tai dar čia turi ir būti, žinai, pasitreniravęs, kaip čia slaptai kažkaip, o kaip tu paslėpdavai? Kokiais? Tai viduje įrangos galima slėpti, haidinti ir panašiai. Ir jie nežino tokių, ne? Parodyk, man ateina tie spec gydai, spec agentai, pasižiūri, nieko blogo nerado. Viskas gerai atrodo. Žinai, kur sunkiausia droną būna naudoti šiaip fiziškai. Taip. Bet pavyzdžiui, iš laivo pakelti ir nuleisti į laivą. Dabar Grenlandijoje kaip sunku buvo porą kartų. Ai, nu tu nes čia turi atsitaikyti, kad viskas taip. O laivas juda, tu jį iškeli, laivas juda, tada į droną plaukia antenas laivas. Dar vėjai visų, nes vėjas tai veikia biškelė, ne? Matau, kad irgi čia. Jisai priešinasi vėjai. Tai labai sunku. Tai reikia visai. Ir nuleisti laivą virš vandens, tai pavojus. Va, dabar šiek tiek. Esu jau, žinai, 3 dronus krešinės. Ai. Tai tu jau prieš daug metų, prieš kokius 6 paskutinis. Tikėkime, šiandien nebus vienas iš. Dabar žiūrėk, dabar į mus. Aš tikiuosi. Parskrisiu, toks bus meninis kadras, pozityvu. O atgalėsi atsiųs man šitą visą medžiagą? Atsiųšiu, bet nejungi kameras. Ai. Gal tu tada gali pafilmuoti? Gal dažnai. Kiekvienas darom savo darbą. Aš pakalbinu, o tu pafilmuok, kaip tada moki. Pafilmuok mus, kaip mes čia smagiai sėdėsim. Va. Nu ir viskas. Paliekam. Jeigu jis... O, matau, aukščio mėgėjas. Drąsiai taip iš karto. O dar dabar galvoju, kol esam prie maisto, prie gėrimo, yra kažkas ką keiščiausias įvalgęs kažkur. Tokio, žinai, irgi ekstremaliausio, labiausiai iš komforto zonos, kad reikėjo išeiti. Šiaip turbūt kokie kirminai, žinai. Aha, iškart pagalvoju apie... Jo, bus iš Papua Naujosios Gvinėjos salos, tokia sago palmėje gyvena kirminai, tai dideli, žinai. O ir jie bus tie tokie, ne, kaip įsivaizduoji. Tokia tvirta turi, tai va tie kirminai. Tas prakandimas net turėtų toks biškis sudėtingesnis būti, ne? Šiaip labai įdomus buvo Pietų Korėja, kai valgiau aštunkojis gyvas. Aha. Kuraitus jisai toje lėkštėje, žinai, tu į burną. Čia legalu yra? Legalu, čia tradicijas patiektas. Visas žalias patiektas. Jautienos karpačia, tada žalias aštunkojis gyvas, lėkštėje besiraitantis, dar žalia kiaušą įmuša ir dar ten kažko pabarso. Realiai toks visas glitus, žinai,
Bet šiaip skanus O patiekalas. kaip skrandis reaguoja į tuos asorti tokius? Turbūt ačiū nesako, žinai, tai iš esmės normaliai gyventi galima. Jau biškelį ištreniruotas vis tiek, ne? Jau nėra, kad ten labai. Ar vežiesi su savim ten vaistų visokių, viskam ar irgi taip tiesiog? Vežuosi iš tikrųjų visą pakuotę. Aha. Visą maišą ir dažniausiai netgi ne pats gydausi to maišu, o gydau kitus. Ai, gal vietiniam kokiem, žinai, va, prašau, pabandykit, mezim. Arba tuos, kas keliauja kartu, arba tarkim, jeigu nuvažiuoji kokią gentį ir matai sergantį žmogus, tai jam ir nuo skausmo duodu, ir antibiotikus atiduodu. Iš esmės kitus gydau, bet maišą, žinok, visada didelį vežuosi. Nu, bet čia geriau turėti, pasiruošusiam, negu paskui galvoti, ką čia daryti reikėtų. Nu, tai gerai, fainiai, pabuvom čia, privalgiam po vieną gabalėlį duonos paragam, bet galėsi dar pabaigti, aš tau, žinok, paliksiu čia. Bet man jau reikės skubėti kitą pozityvę kelionę, kur pats trauksi, kokie tavo keliai dabar numatyti. Trauksiu dabar į Kazachstaną ir į Sumatros salą. Pirmą kartą? Ar jau buvęs? Indonezijoje tai buvęs, bet Sumatros saloje nebuvau ir dar į Kazachstaną nedaug, bet į Omaną dar. Ai, dar yra kur pamatyti. Tai realiai Kazachstanas, Indonezija ir Omanas. Nu, tai lauksim tavo įrašų filmų, tų vadinamojų kelionių. Pažiūrėsim, kaip tau ten sekėsi ir tikiuosi viskas gerai ir labai pozityviai. Tikiuosi, kad taip. Namo nereikės jau čia tavęs pamest dabar. Ne, nereikia, aš dar pasivaikščiosiu po gražią gamtą. Gerai, tai ką, ačiū labai. Tada buvo labai pozityvu, labai smagu. Mane įkvėpė netgi, gal išbandyti kažką truputėlį ekstremalesnio. Tai pažiūrėsiu. Šiaurės Korėja. Taip, va, susirinku. Daiktus savo. Donelę palieku jums ir gerą atsigersit, aš išeinu. Gerai, gerų kelionių. Iki. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjo, dar viena pozityvi kelionė jau baigta ir mes pasimatysim kitose Electrum Drive ir Laisvės TV projekto pozityvės kelionės epizoduose. Aš lėkiu su savo Mersu dabar. Ačiū. Iki greito.